Sveiki, aš esu gydytoja Marija Sakalauskaitė, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja. Trumpai papasakosiu, kaip galite jaustis po operacijos ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Po operacijos galite jausti tam tikrą skausmą, tai yra įprasta gydymo proceso dalis. Nepergyvenkite, jeigu po operacijos ant tvarsčio pastebėjot nedidelį kiekį kraujo. Pirmomis dienomis po operacijos tai gali pasitaikyti. Siekiant sklandaus gydymo rekomenduojama po operacijos vengti sūraus maisto, alkoholio ir gerti pakankamai skysčių. Žaizdų priežiūrai po operacijos rekomenduojama naudoti dezinfekcinį tirpalą. Randų priežiūrai rekomenduojama naudoti silikoninį gelį arba silikoninį pleistrą. Kreipkitės į gydytoją, jeigu po operacijos pakilo kūno temperatūra aukščiau 38 laipsnių. Normalu yra po operacijos nedaug pakarščiuoti. Taip pat, jeigu operuota žaizda pradeda stipriai kraujuoti. Atsiranda stiprus skausmas, kuris nepraeina nuo įprastinių vaistų nuo skausmo. Taip pat, jeigu atsiranda alerginės reakcijos požymiai, bėrimas, niežulys, patinimas ar kiti simptomai. Daugiau informacijos apie gydymą rasite atmintinėje. Jei kyla klausimų, skambinkite atmintinėje nurodytu telefonu. Ačiū, kad renkatės mus. Tikimės ir tikime, kad jūsų pooperacinis laikotarpis bus sklandus.